Sveiki visi, mano vardas Laimonas, esu iš Kauno Detalė ir šiandieną toliau tęsime kelionę po Kauną. Esame prie chirurgo Žemgulio namo, bet ne apie jį norėčiau papasakoti, norėčiau parodyti jums tai, kas nėra matoma įprastame kauniečių gyvenime, tai, kas yra paslėpta mieste. Keliaujame link pastatų komplekso, į jų kiemą įeisime šiandieną. Kviečiu prieiti prie šitų didingų statinių, tai matome 38 metais. Pastatytą amatų ir pramonės rūmų pastatą, suprojektuotą Vytauto Landsbergio Žemkalnio. Šiek tiek toliau matosi ir žemės ūkio rūmai, kuriuos sukūrė architektas Karolis Reisenas, žinomas mūsų Prisikeilimo bažnyčios statytojas. Atkreipkite dėmesį į nedidelę plytelę, kuri yra prie šito pastato. Tai yra architekto ženklas. Architektai palikdavo tokius ženklus prie savo projektuotų statinių, kaip vizitinė kortelė žmonėms, kurie norėtų toliau gauti jų visų projektus. Tai tokių lentelių mieste tikrai galite surasti nemažai. O dabar užsukime į vidų. Tokie visai netikėti dalykai būna, kada iš centrinių gatvių įsukame į kiemus. Einame per tokią senąją bromą ir kiemo viduryje mes turime nedidelę aikštelę ir priešais mūsų akis atsiveria dar vienas modernizmo pavyzdys Kauno mieste. Tai yra gerai mums visiems žinomo rašytojo Prano Mašioto namas. Kaip matote, pastatas įspraustas yra tarp mano jau minėtų statinių. Tai matome vidinį kiemą, kaip atrodo 31 metais pastatyti žemės ūkio rūmai, kur didingas statinys brolių Ilgovskių sukurtas, pastatytas pagal Karolio Reiseno projektą. Na ir pastatas viduje, autorius statinio yra Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Na ir tokie juokingi dalykai čia, statant, kad ne tik tai šiais laikais yra užstatomi pastatai, užstatomas jų vaizdas. Galite įsivaizduoti, kad šitoje dalyje yra nedidelė kalvelė, ant kurios buvo pastatytas statinys ir turėjo panoraminį vaizdą į patį Kauno miestą. Tai Pranas Mašiotas tikrai džiaugiasi šito namu. Ne vienas jisai gyveno šeimoje, tai gyveno dar viena žinoma šeima. Prano Mašioto dukra buvo Juozo Urbšio žmona, paskutinio užsienio reikalų ministro, kur tam tikrą laiko tarpą šeima taipogi gyveno taip vadinamam cokolinėme aukšte. Visą laiką pasijuokėm šitoje vietoje, nieko neįžeisdami. Kažkada turėjau italų grupę, kuri pasako tokią istoriją, kad žiurkė itališkai slengu yra cokoli. Tai tie aukštai, sako, yra pavadinti pagal žiurkės pavadinimą, kad tai yra žiurkio aukštas, cokolinis aukštas. Tai va tokiam aukšte gyveno ir Juozas Urbšys. Na, pirmas vaizdo užstojimas šitoje pusėje, antrasis 38 metais šitoje dalyje, Broniaus Elsbergo, kur ženkliuką matėme, minėjau. Ir tai lėmė, kad Prano Mašioto rašytojo šeima turbūt daugiau laiko praleisdavo būtent Kačerginėje, kur jų sūnus turėjo namą. Ir Kačerginė yra ta vieta, kur galite susipažinti su Prano Mašioto gyvenimu, pavartyti jos žymiasias knygutes, kurias vaikystėje mes visi gražiai skaitėme. Tai šito namas yra tikrai paslėptas nuo žmonių akių, bet turėjo tikrai tokius ryškius Lietuvai tarpukariu asmenybės, kurie gyveno. Na, mes keliaujame toliau ir vis užmatome tokių dalykų, kurių norime parodyti. Ir čia matome kultūringą perkūną, kuris yra prie Kauno paveikslų galerijos. Neatkreipiame dėmesį į jį, todėl kad yra vienpusis eismas, kuris užstoja mums šitą vaizdą. Keliaujant miestu noriu parodyti dar vieną detalę, kurią praleidžiame nestebėdami, bet jinai yra irgi atkeliavusi iš caro laikų. Tai kitoj pusėje matome caro laikų statybos pastatą. Ir atkreipkite dėmesį, toks iksiuko formos, kurios yra pastato, metaliniai tokie varžtai, kurie laiko surišę visą pastatą, kad jisai neskiltų dalimis arba neatkristų viena siena. Tai dar viena tokia išskirtinė detalė, kurias nekreipiate dėmesio, bet Kaune tikrai daugybė yra tokių pastatų, kuriuos matote kitoje pusėje. Atvykome į prestižinę Kauno miesto gatvę, tai yra Vlado Putvinskio gatvė. Ir yra tokia atkarpa, kurioje yra statiniai, tokie keistų formų. Matome lygtais modernizmo balkonai visi šitoj teritorijoje, bet iš tikrųjų tai sovietai statė šitos pastatus toje teritorijoje, kur kažkada buvęs dvaras. Kodėl
visiems klausimas kyla, tarp Putvinskio ir Donelaičio gatvės yra kompleksas sovietinių pastatų. Jeigu pažvelgsime į kitą pusę šito statinio, matysime baltas silikatinės plytas iš tos pusės. Viskas, kaip ir sakiau, susijęs su senų dvarų, kuriame lankėsi net Adomas Mickevičius. Tai dėl to sekanti gatvė yra ir pavadinta Adomo Mickevičiaus vardu. Toje gatvėje stovėjo ir pats dvaro medinis pastatas ir stovėjo namelis, kuriame buvo apsistojęs būtent Adomas Mickevičius, kuris lankėsi pas mokyklos direktorių. Toj mokykloje kalbame apie dabartinę jėzuito gimnaziją. Adomas Mickevičius dirbo pagal paskyrimą mokytojų, o šito dvaro šeimininkas buvo tos mokyklos direktorius. Tai vat nenuostabu, kodėl jisai čia lankėsi. Tai teritorija yra pilnai užstatyta sovietiniais statiniais, o anksčiau šitoje vietoje buvo ir žymiausia Kauno miesto čiuožykla, kurios vaizdus stebint galima matyti netgi ir Vydūną čiuožiantį šitoje teritorijoje. Na ir medinukus. Anksčiaugi Putvinskio gatvė nebuvo tokia įspūdinga kaip dabar. Tai buvo medinukų rajonas ir visas kompleksas tų naujų modernistinių pastatų. Didžiausias jų krūvis šitai gatvėje tenka po 30-ųjų metų. Tos vietos, kur medinukai buvo nugriauti, taip ir lieka tuščios toje teritorijoje padarytos aikštelės. Tai tolumoj matome ir funikulierių. Kai jisai buvo pastatytas, pamatytumėm senasias nuotraukas, tai yra medinis rajonas ir į tarp medinukų leidžiasi būtent šita transporto priemonė. Tai čia dar norėčiau atkreipti dėmesį jūsų vis dėlto, kaip Sovietų sąjungos laikais architektai imitavo modernizmą. Tam, kad iliustruoti visą šitą dalyką, ką pasakoju apie modernizmo balkonus sovietiniuose pastatuose, užsukime šito takeliu į vidinius kiemus ir pamatysite, kaip atrodo pastatai iš kitos pusės. Kaip ir žadėjau, matome iš vidinės kiemo pusės standartinį sovietinį daugiabutį iš baltų silikatinių plytų. Padarytumėt nuotraukos iš šitos dalies, negalėtumėt pasakyti, kad tai yra Putvinskio gatvė su modernistiniais balkonais. Netgi matosi tie sovietiniai šaldytuvai. Patalpos, kuriuose būdavo laikomi produktai žiemos metu ypatingai. Matote tokius nedidelius du vamzdelius esančius po langu. Tai yra virtuvės zona, virtuvės vieta. Ir šalia būdavo tokios dėžės, į kurias būdavo dedami produktai. Ir žiemos laikotarpiu ypatingai buvo naudojami, kada atvežta šviežiai mėsos skerdiena, būdavo dedamos tos patalpos ir reguliuojami su specialiais, reiškia, dangteliais šaltumas pačių produktų, ką norima išlaikyti tose dėžėse. Šiais laikais, kiek galima pastebėti, dažniausiai tokiose vietose laikomi gėrimai yra nealkoholiniai. Keliaujam toliau. Trumpam išėjome į Adomo Mickevičiaus gatvę. Kaip ir sakiau, priežastis šitos gatvės pavadinimo yra paprastas molinis senasis namelis, kuris stovėjo dvaro teritorijoje, kurią sovietai vėliau pavertė sovietinių statinių zoną. Tai to namelio vieta maždaug šitoje vietoje buvo vėliau platinant gatvę, jis tiesiog buvo nugriautas, o pats dvaras stovėjo maždaug toj vietoj už šito sovietinio pastato. Dar kartą atkreipkime dėmesį ir uždarykime šitą klausimą visiems laikam, kad gatvės dalis Putvinskio ir Adomo Mickevičiaus zona yra sovietinė statyba, kuri pastatyta buvusio dvaro teritorijoje, kuri buvo tuščia iki 40-ųjų metų, aišku, su dvaro keletų statinių ir su čiuožyklom ir su sporto aikštynų miestiečiams skirtų. Šį kartą tiek, einam toliau pažinti Kauną.